Mylimieji, šiandien kalbėsime apie vieną labai žinomą posakį – gera ten, kur mūsų nėra. Dažnai mes įsivaizduojame, kad jei tik pakeisime vietą, darbą, gyvenimo aplinkybės, viskas bus gerai. Tačiau ar tikrai problema yra vietoje, kurioje gyvename? O gal tai klausimas apie mūsų santykius su artimaisiais, su žmonėmis, kurie yra šalia ir su santykiu su Dievu? Šiandien pažvelgsime į Abraomo gyvenimą ir suprasime, kad Dievo palaiminimai nėra susiję su vieta. Jie ateina pas žmogų, kai jis pasitiki Dievu. Abraomas gyveno savo gimtinėje tarp artimųjų, tačiau Dievas jam pasakė palikti viską ir keliauti į nežinomą šalį. Įsivaizduokite, koks tai buvo sunkus sprendimas – atsisakyti saugumo, įprastos aplinkos, šeimos. Bet Abraomas pasitikėjo Dievu ir pakluso. Svarbu pastebėti, kad Dievas nesakė štai ta vieta, kuri bus ypatinga ir pati savaime palaiminta. Ne. Dievas pažadėjo laiminti patį Abraomą ir padaryti jį palaiminimu kitiems. Tai reiškia, kad Dievo palaiminimas nėra susietas su geografinė vieta, bet su žmogaus tikėjimu ir paklusnumu. Kur tik Abraomas eidavo, jis matydavo Dievo ranką. Jis klestėjo Kanaano krašte, nes pasitikėjo Dievu. Kai prasidėjo badas, jis laikinai persikėlė į Egiptą ir ten Dievas juo rūpinosi. Jis sugrįžo į Kanaano žemę ir Dievas vėl jį palaimino. Abraomo istorija rodo, kad svarbu ne tai, kur esi, bet tai, kas tave veda. Dievas laimina žmogų, o ne vietą, kurioje jis gyvena. Gera ten, kur mūsų nėra. Iššūkis ar apgaulė. Mes dažnai jaučiamės nelaimingi ten, kur esame. Ir galvojame, kad laimę surasime kitoje vietoje. Kitame darbe, kitame sporto klube, kitame kolektyve, kitame mieste, galbūt net kitoje šalyje. Bet ši mintis yra apgaulinga, nes problema ne vietoje, o mūsų viduje. Ir kažkur keliaudami mes visada pasiemame save kartu. Jei mes nesame susitaikę su Dievu ir nepasitikime jo vedimu, tai niekur nerasime tikros ramybės ir pilnatvės. Net kai mums atrodo, kad jau radome tą ypatingą vietą, bet lyg ir kažko trūksta. Ir kaip apaštalas Petras išgirstame raginimą kilti ir eiti. Evangelijoje pagal Matą šiandien girdėjome, kaip Jėzus užsiveda 3 mokinius – Petrą, Jokūbą ir Joną į aukštą kalną. Ten jis atsimaino, jo veidas šviečia kaip saulė, drabužiai tampa akinamai balti. Pasirodo Mozė ir Elijas kalbantis su juo. Tai akimirka, kai dangus tarsi prabyla žemė ir Petras, apimtas šio regėjimo didybės, sušunka: Viešpatie, gera mums čia būti. Jei nori, pastatysiu 3 palapines – tau, vieną Mozei, vieną Elijui. Petras išreiškia natūralią žmogaus reakciją, kai patiriame Dievo artumą, norime pasilikti ten, kur gera. Jam atrodo, kad šis kalnas yra ideali vieta, kad čia reikia pasilikti, įsikurti ir džiaugtis gyvenimu. Šis pasakojimas yra labai svarbus mūsų temai. Kaip ir Abraomas turėjo palikti savo kraštą ir leistis į nežinomybę, taip ir mokiniai patyrę dangišką šlovę negalėjo pasilikti ant kalno. Jėzus juos vedė atgal į slėnį, į kasdienybę, į tarnystę. Dažnai mes manome, kad Dievo artumą patirsime tik ypatingose vietose ar ypatingomis akimirkomis. Kodėl negalime pasilikti geriausioje vietoje? Bet tiek Abraomo istorija, tiek Jėzaus atsimainimas rodo, kad mūsų tikrasis pašaukimas ne ieškoti geresnės vietos, bet siekti Dievą ten, kur Jis mus siunčia.
Tiek Abraomas, tiek mokiniai buvo vedami ne į patogumą, bet į tikėjimą. Jie išgirdo Dievo balsą ir turėjo eiti. Dievas nori, kad mes pasitikėtume juo net tik ypatingomis akimirkomis, ne tik šventinėmis akimirkomis, bet ir kasdienybėje, netektyje, liūdesyje. Kartais atrodo, kad jei tik būtume kitur, ten būtų geriau. Tačiau Dievas laimina ne vietą, o žmogų, kuris jam paklūsta. Tad neužstrikime iliuzijoje, svajonės, kad gera ten, kur mūsų nėra. Nes jei esame su Dievu, visur gali būti gera, nes Jis pats yra mūsų palaiminimas. Ne vieta mus daro laimingais, o Dievo buvimas mūsų gyvenime. Dievas palaimino Abraomą tam, kad jis būtų palaiminimas kitiems. Viena iš gražiausių maldų yra: Dieve, palaimink mane, kad aš būčiau palaiminimas kitiems. Nedėkojame, o naudokite šią maldą. Kur tik einame, būkime Dievo įrankiais. Mylėkime, tarnaukime ir liudykime jo meilę. Brangieji, Dievas yra tas, kuris laimina žmones, o ne vietas. Abraomo gyvenimas yra aiškus liudijimas, kad svarbiausia yra ne kur mes esame, bet ar mes einame ten, kur Dievas mus kviečia. Jei pasitikime Viešpačiu ir leidžiame jam vadovauti, kiekviena vieta, kurioje atsidursime, taps palaima. Todėl nebėkime ieškodami geresnės vietos, bet ieškokime Dievo valios ir jo artumo. Amen. Taip tebūna. Amen.